Filmai, kuriuos rekomenduoju pamatyti kino pavasarį. Pantnev meilužiai. Šio filmo istorija yra apie du žmonės iš skirtingų pasaulių, kurie susitinka ir gimsta meilė. Mums šitas filmas irgi yra kaip tam tikras tiltas tarp kino pavasario praeities ir dabarties, sujungiantis ir atrandantis kažkokius taškus ir kas keitėsi, kas išliko festivalyje, apsilankys režisierius Leo Caraxas, kuris pristatys šį filmą ir dar vieną savo naujausią filmą Tai ne aš. Taip įsivaizduojame šviesą. Pasakoja trijų moterų istoriją, buvimas kartu, šnekėjimasis atneša tam tikrą stiprybę jų gyvenime. Šitas filmas yra labai švelnus, labai minkštas, melancholiškas, liūdnas ir labai gražus. Man atrodo, kad šis filmas yra tam tikras apkabinimas, kurio mums visiems šiuo metu reikia. Potvynis, latvių režisieriaus Gins Zilbalodis animacija, universalus filmas skirtas kiekvienam. Ir žmonėm, kurie domisi kinu ir tiems, kurie į kino teatrą ateina vieną kartą į metus ar dar rečiau. Tai yra bene daugiausiai tarptautiniu mastu pasiekęs Baltijos šalių filmas. Šis filmas yra apie baimės įveikimą, draugystės paieškas, bandymą sutarti ir įveikti iššūkius kartu.